prasidėjo play-offai. Viskas, aš manau, yra taip pasakyta to. Nes tikrai tai paskutinis šansas abiem komandom ir visi kovoja iki galo ir gal šiek tiek jaudulys. Žinau, komandas veikia, mūsų irgi, nežinau, šiek tiek gal kaus. Nors neturėtų, esam gan patyrusių komanda, daug vyresnė už Klaipėdą. Bet aš manau, kad prasidėjus play-offam šiek tiek, tas jaudulys, mąstymas, galvojimas daugiau apie tai truputį įtakojo tai. Sakyk, ar pergalė lėmė šiandien individualus jūsų meistriškumas? Ne, labai kovėmės. Kai tik žaidėme individualiai, taip atsirasdavo pragos pas mus. Tik tais pradėjom žaisti komandiškai gynybą, komandinė viens kitam padėjom gintis, puolėm. Tikrai pasavom, mes negailėjom kamuolio draugams ir iš karto matėsi rezultatas. Gal pradžioj kojom pakišomis varžovų neįvertinimas, visgi nelygus Serapina gal? Ne, tikrai, aišku, žinoma, kai visi kalba aplinkui, kad Serapinas pasidarė operaciją, nėra Kurausko, Bitinas irgi neatsigavęs, tai šiek tiek įtakoja, bet mes tikrai vertinam Klaipėdą, žinoma, kad labai gera krepšinio mokykla, jie tikrai sunkiai ruošiasi ir aš manau, kad išvykoje mums bus daug sunkiau žaisti negu šiandien namie. Bet galbūt psichologinis jaudulys nebeslėgs toks kaip šiandien Klaipėda? Be abejo, bus daug lengviau bus psichologiškai ir aš manau, mes irgi padarysim išvadas, ką mes padarėm, ką šiandien darėm blogai ir mes kur kas busim pasiruošę, kad tikrai geriau, aš tikiuosi.